Labas rytas. Va taip, susirinkome šiandien Liepos 30-ąją švęsti. Yra ką, patikėkit, įvairiausios progos, įvairiausi dalykai, kurie vienyje mūsų su jumis kartu. Prisiminsime ir iškilias asmenybės, ir vieną ypatingą progą, kuri mūsų istorijose. Tad griebkite puodelius kavos ir mes viską padėję į šonus, kažką prie kavos, pradedame šį Liepos 30-ąjį šventinį rytą. Kalendorius. Liepos 30-ąjį šiandien pasistengime apeiti tai dienai tekusius karus, marus ir nusileidimus mėnulyje. Čia šventiški paminėjimai ir įdomybės tenkančios būtent šiai mūsų dienai. 2011 metais Jungtinės tautos oficialiai paskelbė, kad Liepos 30 yra tarptautinė draugystės diena. Šiuo sumanymu siekiama priminti, kad draugystė tarp tautų, šalių, kultūrų ir asmenų gali įkvėpti taikos pastangas ir tiesti tiltus tarp bendruomenių. Man, aišku, nepaprastai pasisekė, aš tai turiu nuostabią auditoriją, čia tikrai prisijungia visi mano draugai, todėl galiu juos pasveikinti. Tiesiog čia, būkit pasveikinti, o jūs raginu paskambinti arba brūkštelti vieną kitą žodį savo draugams. Šiandien draugų diena. Na, o draugus šiandien galime ne tik kad pasveikinti, bet ir pasikviesti prie gerų istorijų, šiandien prie kavos suvalgyti gabalėlį pyrago. Šiandien yra pasaulinė sūrio pyrago diena. Daug kur jam taikomos specialios nuolaidos, nežinau kaip yra Lietuvoje, bet į vakarus nuo mūsų taip yra. Sūrio pyragas buvo kepamas jau senovės Graikijoje, daugiau nei prieš 4000 metų. Bet įdomu tai, kad jis kaip energetikas buvo duodamas atletams. Olimpinių žaidynių, tuomečio olimpinių žaidynių metu. Na, o mūsų laikais šio šimtmečio pradžioje ši proga kaip neoficiali šventė gimė internetuose tarp maisto tinklaraštininkų, kepyklėlių ir deserto mylėtojų. Jo toks, žodžiu, linksmas būdas vasarą pasidalinti receptais. Na, o dabar 1994 metų Liepos 30 diena Lietuva. Remiantis visais matavimų standartais, Zarasuose užfiksuotas absoliutus Lietuvos karščio rekordas. 37,5 laipsnio šilumos. Iki tos dienos Lietuvoje ilgą laiką vyravo rekordiškai sausi orai. Pavyzdžiui, tų pačių metų Liepą Klaipėdoje, Šilutėje, Telšiuose neiškrito nei lašas lietaus. O rekordo dieną daugelyje Lietuvos rajonų termometrų stulpeliai šoktelėjo iki 35 laipsnių. Bet Zarasai liko neaplenkti net iki šiandien. Jau daugiau nei 30 mečius. Nors tokių bandymų buvo. 2015 iki rekordo Birštonui pritruko vos 1/100 laipsnio. O štai 2021 druskininkai fiksavo 36,3 laipsnių karštį. Ant nosies rugpjūtis. Kaip manot, ar šiemet dar rasis vietos kokiam nors šilumos rekordui Lietuvoje? Na ir dar kalendorijoje prisiminkime, kad 2003 metais, rugpjūčio 30 dieną, Meksikoje nuo konvejerio nuriedėjo pats paskutinis originalaus dizaino Volkswagen Beetle automobilis. Gamyklos darbuotojai jį palydėjo dainuodami tradicinės liaudies dainas, na, o pats automobilis nuo konvejerio iškeliavo tiesiai į muziejų Vokietijoje. Dienos tema. Šiandien šventinė
dienos tema, atsimenat, tie, kurie jau susitinkat su manim ne pirmąjį rytą, kad ta tema dienai yra tokios istorijos apie tai, kaip mes galėtumėm rasti, apie ką sukalbėti su mūsų draugais, bendradarbiais, ar tiesiog patiems pasigilinti. Šiandien, aišku, šventinis dalykas ir turime ne ką kitą, o kelis gimtadienininkus. Bet įžangai leiskite taip išsireikšti, kad kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo labai paprasto klausimo. O kas jeigu padaryti kitaip? Būtent šis klausimas ir sujungs visas mūsų šios dienos šventinės istorijas. Pirmoji jų skirta dviems gimusiesiems. 1863 Liepos 30 pasiturinčių ūkininkų šeimoje gimė garsusis JAV pramonininkas, konvejerinės gamybos pradininkas ir Ford Motor Company įkūrėjas Henris Fordas. Nors tėvas tikėjosi, kad Henris perims ūkį, jaunasis Fordas atvirai nekentė lauko ir tų ūkio darbų. Jam daug labiau patiko ardyti ir taisyti įvairiausius mechanizmus. Štai būdamas 15 metų, jis nemokamai taisė laikrodžius visiems kaimynams ir šeimos draugams. Kaip šiandien kalbame apie Henry Fordą, dažnai sakoma, kad jis išrado automobilį. Tai ne visai tiesa. Automobiliai gatvėmis važinėjo dar gerokai prieš Fordą. Benzas, Daimleris ir kiti konstruktoriai jau buvo įrodę, kad savaeigė transporto priemonė yra tinkama naudoti ir puikiai veikia. Tačiau buvo viena problema. Šis dalykas, ta transporto priemonė buvo prieinama tik turtingiesiems. Henry Fordas suprato, kad tikrasis išradimas nėra pats automobilis. Tikrasis išradimas yra padaryti automobilį įperkamą. 1908 metais pasirodęs pirmasis Ford Model T kainavo gerokai pigiau nei konkurento – apie 850 dolerių. Šiandienos kursų tai būtų apie 31 tūkstantis dolerių. Tai vis dar buvo dideli pinigai. Fordas nesustojo. Įdiegęs judančią konvejerinę surinkimo liniją, jis dramatiškai sutrumpino gamybos laiką ir sumažino gamybos savikainą. Po kiek daugiau nei 10 metų tas pats automobilis kainavo mažiau nei trečdalį pradinės kainos – apie 290 dolerių. Šiandien tai siektų 6,5 tūkstančio. Ženklus skirtumas. Bet jis žengė dar vieną neįprastą žingsnį. 1914 Fordas savo gamykloje įveda 5 dolerių dienos atlyginimą. Beveik dvigubai didesnį nei buvo įprasta daugelyje to meto gamyklų. Jis rėmėsi paprasta logika. Geriau apmokamas darbininkas vieną dieną taps pirkėju. Ir tai pakeitė ne tik automobilių pramonę. Tai pakeitė visą masinės gamybos ekonomiką. Fordas nepasiūlė pasauliui naujo išradimo. Jis padarė taip, kad išradimu galėtų naudotis milijonai. Būtent todėl jo vardas iki šiol minimas ne tiek dėl automobilio, kiek dėl tikros revoliucijos, kurią sukėlė jo metodai. Štai toks pirmasis mūsų gimtadieninkas. Yra ką švęsti. Na, o antruoju mūsų gimtadieniu istorijose tokia net kol prieisime prie pavardės, kažkuria prasme yra mislė. Spėkite, apie ką aš. Tai vaikinukas iš Austrijos. 1947. Liepos 30. Mažas kaimelis netoli Vienos. Gimsta berniukas, kurio tėvas tikra despotiška asmenybė. Buvęs kariškis, dabar policijos pareigūnas, norintis, kad užaugęs sūnus irgi taptų arba pareigūnų, arba kariškių, arba pasirinktų kokią nors, realiai praktinę, tokią praktišką profesiją. Pavyzdžiui, taptų staliumi, elektriku ar panašiai. Namie jis buvo įvedęs, nevaikišką discipliną. Mūsų herojus ir jo vyresnysis brolis Meinhardas turėjo keltis dar prieš saulėtekį. Dar iki pusryčių jie privalėjo atlikti ne tik griežtą mankštą, atsispaudimus, prisitraukimus, o sunkiausia tai, kad nudirbti visą eilę namų ruošos darbų. O jei tėvo vertinimo užduotis nebūdavo atliktos idealiai, vaikai likdavo net be pusryčių.
Mūsų veikėjas troško kažkaip išlieti besikaupiančią įtampą ir nuolat kažkur pasislėpti iš tokių namų. Vat jis rado tokią kryptį. 15 jis pradeda kilnoti svarmenis. Aišku, tėvas šaiposi ir visiškai nepalaiko sūnaus, bet šis nenuleidžia rankų ir treniruojasi. 20 jis tampa geriausiu atletinės gimnastikos sportininku Europoje. O tada nusprendžia savo gyvenimą pakeisti iš esmės. Ir ieškoti laimės kitame pasaulio krašte. 1968 metais su vos keliais doleriais kišenėje ir beveik nekalbėdamas angliškai. Mūsų herojus, šios dienos gimtadieninkas Arnoldas Švarcnegeris atvyksta į Jungtines Amerikos valstijas. Tuo metu niekas, nei jis pats, nei kas nors kitas galėjo įsivaizduoti, kur ta kelionė nuves. Kultūrizmo čempionas, nekilnojamo turto sėkmingas verslininkas, Holivudo žvaigždė, apie kurį kino studijos sakė, kad jo pavardės niekas neištars, o jo akcentas niekada netiks kinui. O paskui dar ir žiūrėkit, Kalifornijos gubernatorius. Žmogus, kurio akcentas nekliūtis karjerai, o vienas atpažįstamiausių balsų pasaulyje. Štai toks mūsų šios dienos pirmosios istorijos uždarimas. Nes du gimtadienininkai, mes turime ką švęsti, tad pasižiūrėkime, o kas tokio įvyko antroje istorijoje. O antroje istorija, mano mėlyjeji, dabar grįžkime mintimis į ką tik pasibaigusi futbolo čempionatą. Viename iš mūsų rytinių susitikimų aš pasakojau apie patį pirmąjį čempionatą Urugvajuje, o dabar noriu labai įdomią detalę apie tai, kaipgi vyko tos finalinės varžybos. Patikėkit, ten yra kažkas įdomaus. Taigi, įsivaizduokite pasaulio futbolo čempionato finalą, kuriame teisėjas prieš rungtynes negali nuspręsti, kokiu kamuoliu bus žaidžiama. Būtent taip nutiko 1930 m. Liepos 30 Montevidėjuje, pirmajame FIFA pasaulio čempionato finale. Ten susitiko dvi amžinos varžovės – Urugvajaus ir Argentinos komandos. Dėl nuolatinių jų varžymosi abi rinktinės į varžybas atsivežė ir savo komandos oficialų kamuolį. Ir tvirtino, kad būtent su tuo kamuoliu jie žais finale. Žinoma, jis buvo, kaip sakai, jie grindė savo tą norą aiškiais argumentais. Nusileisti nenorėjo ne viena. Po ilgų ginčių buvo rastas nepaprastai universalus kompromisas. Pirmasis kėlinys bus žaidžiamas Argentinos kamuolio, o antrasis Urugvajaus. Keistas sutapimas ar tik atsitiktinumas, iki pertraukos Argentina, kurios kamuoliu buvo žaidžiama, pirmavo 2-1. Tačiau po pertraukos, kai aikštelė atsirado kitas kamuolys, rungtynių eiga pasikeitė iš esmės. Urugvajus pelnė dar 3 įvarčius ir laimėjo 4-2. Ar kamuolys nulėmė tą rezultatą? Greičiausiai ne. Istorikai sutarė, kad lemiamą vaidmenį suvaidino šeimininkų žaidimas ir fizinis komandos pasiruošimas. Tačiau faktas lieka faktu. Vienintelis pasaulio čempionato finalas istorijoje buvo sužaistas 2 skirtingais kamuoliais. Šiandien tai skamba neįtikėtina. To turbūt negalėtume įsivaizduoti, bet tokia istorija. Ir štai tokios istorijos iš tiesų yra tai, ką mes čia darome temoje dienai, kada aš jums bandau surasti kažką įdomaus, kas yra apie būtent tą dieną. Na, o kągi, trečioji mūsų istorija. Ja šiandien skiriu jums ir man. Nes lygiai metai, kai YouTube eteryje pasirodė mano pirmasis pokalbis. Jis vadinosi Skeletonas, pirmojo sezono laida.
Tai yra lygiai Liepos 30 dieną startavo šis YouTube kanalas. Taigi mes šiandien su jumis pasitinkame pirmąjį kanalo gimtadienį. Su kuo sveikinu jūs, be kurių nebūtų jo. Ir save, kuris po gero dešimtmečio, daugiau nei dešimtmečio, tokių svajonių ir paistalionių, kad aš norėčiau kažką daryti kitaip, pagaliau pasiryžau ne kažką tai laikyti savo galvoje, o pačiam imtis ir padaryti tai, apie ką svajoju. Aš daug metų dirbu versle ir mokau žmonės, juos stiprinu ar padedu susiorientuoti sudėtingose situacijose. Ir žinot, kol tu nesėdi prieš kamerą, atrodytų, labai iš šono lengva visiems patarti, darykit tą, aną, trečią, 10. Kodėl kalbu apie kamerą? Todėl, kad man, kaip aiškėjo, ne taip viskas paprasta. Kad aš skatinu žmonės mokymuose, kad darykit, ko jūs trokštat, darykit kažką naujo, tai padeda judėti į priekį. Bet aš dešimtmečius, kol pasiryžau savo pritaikyti šį patarimą. Tai buvo pirmasis pokalbis, jis trunka apie 3 valandas, taip sugalvojau tokį formatą, ta laida vadinasi Skeletonas, ten yra nuostabių pašnekovų. Susiraskite kanale, tikrai jie yra, visas pirmasis sezonas su visokiais iškarpimais, trumpų epizodų, jis yra mano kanale. Puikiai proga prisiminti ne tik pokalbius, bet ir kokie įdomus žmonės supa mus. Žinot, su kanalu yra taip. Pats savo šoku, pats dainuoju, pats čia, reiškia, kvietimus dovanoju, visko mokausi, kas kartą visokių įdomių dalykų atrandu, aišku, kad klystu, nusimenu ir vėl džiaugiuosi, bet tai yra nepaprasta kelionė. Ir aš labai dėkoju, kad jūs toje kelionėje einate kartu su manim. Tarkime, sugalvojau aš ryte, kad galbūt jums bus įdomu, važiuojant į darbą, paklausyti kokių nors įdomių istorijų. Taip gimė Kažką prie kavos. Jo, vasara, mažiau jūsų važiuoja taip tokiu laiku į darbą, bet tuo ir ruduo. Ir tikiuosi, kad tas formatas ras dar ir dar daugiau susidomėjimo. O pačiam rudeniui artėjant, aš ruošiu dar keletą naujų laidų, keletą naujų formatų. Galva kupina visokių idėjų. Man niežti liežuvis, kada matau įvairius įvykius politikoje ir visuomeninėme gyvenime. Tai norisi įkišti ir ten trigrašį. Žodžiu, prenumeruokite. Visi tie, kurie, reiškia, tampa mano prenumeratoriais, pirmieji sužinos apie įvairias naujienas, apie naujas premjeras. Ir pirmieji 1000 jūsų, patikėkit, aš jums sakau viešą pažadą. Pirmasis 1000 prenumeratorių gaus išskirtinės sąlygas visam kanalo egzistavimo laikotarpiu. Kokias sužinosit? Ne dabar, prieikime iki to. Bet svarbiausia, kad jūs esate mano patys didžiausi įkvėpėjai, patarėjai, stiprintojai. Be jūsų niekaip nieko nebūtų buvę. Ačiū už tai, kad leidžiate man išpildyti savo svajonę. Tiek istorijų šiandien. Apie tai reiktų kalbėti, kad, žinot, visas tas 3 istorijas galima sutalpinti į vieną sakinį. O jis skambėtų taip. Pasaulį keičia ne tie, kurie pirmi ką nors sukuria. Pasaulį keičia tie, kurie imasi veikti iš visų jėgų. Bet kad jėgų nepritrūktų, esate jūs. Su gimtadieniu. Koks gimtadienis be
žvakutės norams. Čia dėrėtų, kad rastųsi koks nors sūrio pyragas. Bet ne, aš specialiai pasirinkau žvakutę įstatyti į citriną, nes nesaldus kūrėjo gyvenimas. Reikia ieškoti idėjų, visą laiką atrodo, kad tu darai 100 milijardų kartų blogiau negu visi aplinkui. Nenori tu save lyginti, nors mano tikslas yra pakeisti nusistovėjusias arba palaužyti, pastumdyti taisyklės, bet vis tiek tu žiūri, kas darosi. Tad prenumeruokite kanalą, likite kartu, kurkime įdomius dalykus kasdienai. Na, o mano noras, esu jį sugalvojęs. Nežinojau, kaip daryti, ar norėti, ar pasakyti garsiai, ar nutilėti, nes noriu, kad jis išsipildytų. Aš pabandžiau pasitarti su keliais savo artimaisiais ir pažįstamais. Sakau, kaip, žodžiu, per pusę pasidalino. Reikia norą sakyti garsiai, tada jis tikrai išsipildo. Ne, reikia nutilėti jį, tada jis tikrai išsipildo. Tai mes kaip toj istorijoje padarykime kompromisą. Aš noriu, kad šis kanalas sulauktų 1 milijono. Tyliu, kad išsipildytų vienu ir kitu atveju. Bet žinau, o ko? Junkitės. Būkime kartu ir sužinosim. Geros dienos. Pasimatykime jau rytoj.